O šių dienų holokausto pasiekėmis praktiškai pagrindinis žydiškų, arabiškų kultūrų bandymas į 9 koloną prisisiūlyti mes vokiečiai. Vieną kartą pažiūrė žmogų normai, tarsi baltai iki baltumo. Kitą kartą pažiūrė juodai iki juodumo. Vat kas yra fundamentas iš esmės laukinių tautų. Juodai iki juodumo, baltai iki baltumo, kitos spalvos lygos. Kaip jie patys terapeutai, dirbantys psichiatrijoje, gydantis psichiatrus, jie tampa arba kažkuris spalva serganti. Vienas pinigus, kitas paauglius, žodžiu, daug yra posovietinėse, o rytų flango valstybėse juodos, baltos tik iškreipimo. Kur tos kitos spalvos, tai nesąmonė. Menininkai tai vadina nepaisymas jų teisių modernių. Modernios teisės netgi knygoj tokioj, kas likę iš chaoso teorijos, reiškia Jurbarko vairuotojų debesų atlasas, David Mitchell knyga. Suprasit, viskas turi modernę tą visą gardelę, kur yra alchemija su vienu elektronu. Tu niekaip atgal nepavarysi. Tai yra tarsi dirbtinio intelekto parašyta knyga, bet kas reiškia juodai iki juodumo, baltai iki baltumo. Ir tame iš tikrųjų žmogus gali siekti karjeros. Kame tame priežastis į intelekto reiškiančio, kad vienas elektronas apie save sukūrė šitiek aplinkybių. Laiko aplinkybė, vietos aplinkybė. Žodžiu, morfologinis sugebėjimas rašyti knygas. Būtent aplinkybių visų prancūziškos filologijos atveju. Tad, jeigu jūs kuri ir tada aiškina terapeutas, tai kaip tu sergi, tu dirbk, tu supranti, tu krenti į lovą, lipi iš lovos ir vėl tave intelektas varo ir varo ir varo. Aiškina čia džekį. O čia yra vairavimas iš jo. Tiesiog tu iš savęs tą elektroną varai aplinkybėm. Jie aiškina, kad tai yra kažkieno tai mintis. Ir kitas tą mintį pasisiūlęs, apsimetęs, viešpačiai siūlosi kitų, pamatai į savo lygį. Nieko ten nėra savo lygį, kaip pamatai, kai ant 12 lygio užlipi žaidimų, pasaulio realybės. Jie aiškina, jis apsimeta, jis agentas, tai tiesiog yra išsilavinimas aukštas. Teisėjos virtualios. Šitas ženkliukas padeda, atlaiko, reiškia, Jurbarko vairuotojų logistikos ir pogrindžių, reiškia, kur jie esantys ligoniai ir gydytojai. Žodžiu, tai jų tvaritelnas, o ne prie ribos batsai sunukė. Tai buvo urlokanų laikais, dabar mes gyvenam subjektyviam pasaulyje. Duosi per sunukį, tu palauk, ta moteris gali ištikis įžeis, kad tai iškastruot, ar ne? Jeigu su intelektu. Ar drąsus dar latrai eiti naktim nakvišom, jeigu tas intelektas viską surašo, būdamas šalutiniu segmentu, o ne tiesioginiu.